Sveiki, Europos futbolo čempionatas įsibėgėja ir mes toliau bandome prognozuoti, bandome spėti, jūs bandote uždirbti. Prancūzija, Anglija. Skirtingose sėkmės poliuose. Per pasirinkimą buvo dvi komandos, prancūzai ir laimėjo ir dingo tos problemos, kurios buvo 2010 metais, tai yra vidinės komandos problemos. Anglai priešingai. Žaidėjai kaip lapai krito vienas po kito dėl traumų, Rio Ferdinandas neatvyko dėl suprantamų priežasčių, dėl to, kad viena komanda yra per maža jam ir Johnui Terry šiuo metu. Tarsi to būtų maža, dar ir Jermaino Defoe tėvo mirtis, dėl kurios futbolininkui teko grįžti į Angliją ir jo pasirengimas taip pat paskutinė pasirinkimo stadija turbūt nėra ideali. Wayne'as Rooney nežaidžia pirmųjų dviejų rungtynių. Visą tai sudėjus darome išvadą, kad nepaisant to, jog Anglai visada kovingi, Anglai visada atiduodantys aikštėje viską, ką gali, lieka prognozuoti, kad vis dėlto turbūt laimės Prancūzija. Santykis 2,35 ir tikėtina, kad būtent Prancūzijos komanda nugalės šiose varžybose. Na, jeigu tikite, kad du kartus iš eilės galima įbristi į tą pačią upę, galite pasirinkti rezultatą, kuris buvo užfiksuotas 2004 metais, kai prancūzai sensacingai išplėšė pergalę, nors 90 minutę Anglija dar pirmavo. Rezultatas buvo 2-1. Jeigu renkate šį variantą, santykis yra 10. Spręskite patys, daryti tai ar ne. Geltona prieš geltoną, Ukraina, Švedija. Lenkus, pirmosius čempionato šeimininkus, mes jau matėme žaidžiančius, jie nelaimėjo, bet ir nepralaimėjo. Ukraina pirmasias rungtynes žaidžia su Švedija. Neteko daug matyti švedų varžybų šį sezoną, epizodiškai, bet patys rezultatai rodo, kad švedai yra gerai pasirengę šiam čempionatui. 2012-aisiais jie skina pergalės, jie nėra ne tik pralaimėję, nėra netgi lygiosiomis sužaidę. Kitas dalykas, ukrainiečiai žaidžia namuose, tai yra nemanau, kad Ukrainos rinktinė yra ta, kuri galėtų sukelti sensaciją. Žaidybinė prasme nesakyčiau, kad tai yra genialiausias žaidėjų rinkinys ir genialiausias taktinis išsidėstymas, taktinės schemos ir tų schemų lankstumas. Todėl nelabai tikiu didelę Ukrainos sėkmę šiame čempionate. Bet žaisdami namuose, žaisdami pirmose rungtynėse, žaisdami su emocijomis, kurios yra būdingos tokioms situacijoms, manau, kad jie gali ir nepralaimėti. Todėl tikėtina, kad Švedijos-Ukrainos rungtynės baigsis lygiosiomis. Lažybų už šias lygiasias santykis yra 3,25.